Ačiū, kad žiūrite. Čia 5 žvaigždučių būstas. Jau visai netrukus su šeima ir artimiausiais draugais prie stalų sėsime švęsti gražiausių metų švenčių. Todėl šiandieną patarimų rubrikoje mes pasikalbėsime apie tai, kokiais kriterijais vadovaujantis derėtų rinktis valgomąjį stalą. Brigita, pasivaikščiojus pas jūs, tiesiog iš pasiūlos tai akys raibsta. Noriu paprašyti patarimo. Kokiais kriterijais vadovaujantis reikėtų rinkti stalą? Pirmiausia, turėtumėte įvertinti patalpos erdvę ir dydį. Tai paėmus matavimo ruletę išmatuojame ilgį ir plotį. Jeigu šie matmenys yra panašus, rekomenduojame rinktis apvalų arba kvadratinį stalą. Jeigu ilgio ar pločio matmuo yra didesnis, tokia patalpoje labiau tiks stačiakampis ar ovalus stalas. Na, o esant atviro plano erdvei reikia atsižvelgti į esamas kambario architektūrinės detalės. Įvertinkite duris, praėjimus, langus, lubų planą. Visi šie elementai padiktuos stalui skirtos vietos dydį bei formą. Taip pat yra svarbu atkreipti dėmesį į stalviršio aukštį. Standartiškai jis yra 76 cm. Įvertinkite ir stalviršio storį bei detalės esančios po juo, tam, kad atsisėdus lengvai tilptų kojos ir jos nekliūtų. Kaip pavyzdžiui čia. Tikrai laisvai telpu. Taip, vienam sėdinčiam asmeniui prie stalo reikia turėti maždaug 65 cm vietos. Tad jeigu planuojate sodinti 2 svečius vienoje stalo pusėje, stalas turėtų būti netrumpesnis nei 1,30 m. Taip jie jausis patogiai ir turės erdvės vienas kitam. Kiek mes čia turim? Šitas... Koks atstumas dabar tarp mūsų? Čia yra 90, pakankamai. Taip. O stalo ilgis yra šiek tiek ilgesnis, 1,60 m, tad 2 asmenims iš šono tai yra pakankamai vietos. Taip pat aplink stalą turėtumėte palikti laisvos vietos apie 1 metrą, tam, kad būtų patogu prieiti, kėdę atitraukti, atsisėsti, jinai nekliudytų šalia stojančių baldų ar negadintų sienų. Stalą turėtumėte derinti prie namų stilistikos. Jeigu jūsų namuose vyrauja klasikinis stilius, tai rinkite klasikinį medinį stalą. Jeigu namai modernus, tokiame interjere labiau tiks stalas metalinėmis kojomis, galbūt stikliniu ar keramikiniu stalviršiu. Jeigu namai yra eklektiški, tai rinkdami stalą atkreipkite dėmesį į įdomesnes kojas ar ryškesnes detalės. Brigita, manau, metas pasivaikščioti ir atsakyti dar vieną mano klausimą. Man įdomu, o lietuviai, ką dažniausiai renkasi, kokį medžiagiškumą jie mėgsta? Dažniausias lietuvių pasirinkimas tai yra stalai pagaminti iš laminuotos MDF plokštės. Ji yra pigesnė nei natūralus medis, lengvai apdirbama, dėl to galima išgauti įvairias formas, pakankamai lengva priežiūra ir įvairias spalvų paletę. Tai vadinasi, lietuviai renkasi praktiškus sprendimus. Taip. O ką patartumėte rinktis jūs? Mes siūlytume išbandyti stalus keramikiniu paviršiumi. Pastebime šiuo metu šių stalų populiarėjimą. Keramikiniai stalai yra išskirtiniai tuo, kad jų gamyba yra ekologiška, yra lengvos priežiūros, juos nesigeria skysčiai ir kvapai. Taip pat yra atsparūs įbrėžimams, temperatūrų svyravimams, yra pakankamai platus dizaino pasirinkimas, tad lengva išsirinkti tinkamą. Na, dabar būstai mažėja, ar ne? Jie po truputėlį traukiasi ir kiekvienas iš mūsų turime rasti sprendimus, kurie galbūt atliktų net ne vieną veiksmą vienu metu. Kaip pavyzdžiui, ar ne, transformuojami baldai. Jie gali, ar ne, prireikus išsiplėsti, vėl sumažėti. Ar tai yra populiaru Lietuvoje? Taip, populiaru ir praktiška. Išskleidžiami ar transformuojami stalai yra puikus sprendimas, kai riboja erdvė. Galima iš pažiūros paprastą kavos staliuką transformuoti į pilnavertišką valgomąjį stalą. Taip pat dar siūlome atkreipti dėmesį į taip vadinamus stalus knygas. Sulankstyti jį užima ypač mažai vietos, yra lengvi, dėl to paprasta pernešti iš vienos vietos į kitą. Nepriklausomai kokį stalą pasirinksime, transformerį ar įprastą, mums reiks kėdžių. Taigi, kaip pasirinkti jas? Pats svarbiausias, ko gero dalykas, rinktis kėdę, ją išbandžius gyvai ant jos atsisėdus. Ta rekomenduojame atvykti į parduotuvę. Atsisėdus jūs matysite, ar atlošas jums yra tinkamas, kėdės aukštis yra patogus. Aš galiu, ar ne, iš karto prisimatuoti. Aš esu girdėjęs, jeigu atvirai, kad bet kokį baldą, ant kurio mes dėsim savo dubcę, reikia mėginti. Taip, taip. Beje, dabar vis labiau populiarėja kėdės su sukimosi funkcija, kurios atsistojus grįžta į pradinę būseną. Taip pat renkantis kėdės svarbu atsižvelgti į jų medžiagiškumą. Kėdės gali būti pagamintos iš plastiko, medžio, metalo, apvilktos audiniu ar dirbtine oda. Todėl derėtų įvertinti, kas geriausiai tarnaus jūsų kasdienybei. Brigita, šiandieną apkalbėjome daug naudingos informacijos ir noriu paprašyti pabaigai iš jūsų tokio vieno patarimo mūsų laidos žiūrovams iš jūsų asmeninės patirties. Renkantis stalą arba kėdę svarbiausia yra, kad jų dizainas jums patiktų, atitiktų jūsų asmeninį skonį,
būtų praktiški ir nebijokite eksperimentuoti. Stalas yra šeimos bendrystės simbolis ir manau šiandieną mes mūsų laidos žiūrovom pasufleravom puikiai idėją, kaip artėjančių švenčių progą mes galėtume nustebinti artimui, nupirkti stalo dovanų. Ačiū Brigita už patarimus, brangūs žiūrovai, daugiau naudingų patarimų kitą šeštadienį tuo pačiu metu 11:00 tik per pačią žiūrimiausią TV3 televiziją. Gražaus savaitgalio. Iki.